Finalas ne čempionų taurė, bet puikus pasiekimas. Taip VVG vertina savo pasirodymą. Mes tradiciškai kariaujam dėl 3-4 vietos. Čia jau mūsų, kaip sakiau, praeitą kartą, kad prakeiksmas. Mes turbūt kokius esame 3 kartus pralošę 3 vietas, bet praeitais metais jau kai pradėjom laiminėti, tai šiemet dar kartą užtvirtinom, reiškia. Mūsų tokie jau yra lemti žaisti dėl 3-4. Bet jau išmokom, dabar visada laimim, džiugu, komanda sen super, visi kovoja, užsivedimas ir iš karto yra rezultatas. Man labai smagu. Šį sezoną dažnai būdavo tokia komanda, apie kurią buvo sakoma, ir vėl pasisekė, ir vėl nepelnytai laimėjo. Pripratot prie tokių pasakymų? Tai tik smagiau. Kuo blogiau kalba, to mums smagiau iš tikrųjų. Esam chuliganiška komanda, kuo apie mus blogiau kalba, to mums linksmiau. Ir mes įrodinėjom aikštelėje, kad mes esame viena iš geriausių komandų. Pirmą turą baigėme antrą komandą pagal įmuštus įvarčius ir vis tiek visi kalbėjo, kad mes ten ginamės ir taip toliau. Žaidžiam savo futbolą ir visada pasiekėm gerų rezultatų. Dėl to, kad 7 metus kiekvieną savaitę treniruojamės, žaidžiam, kolektyvas beveik lieka tas pats, tai tas mums duoda pergalės. O komandos, kurios ten klijuojasi per vieną kartą, tai jos liūdna ir pabaigia visada. Tai yra tradiciškai tokia gera, chuliganiška, linksma komanda. Ir tas labai džiaugiuosi už savo komandą ir visiems labai dėkoju už pergalę. Sezonu liekat patenkinti? Aišku, pasiektas tikslas, medalis yra toks, kokia pas mus yra sudėtis, tai mums čia yra tikrai aukštas pasiekimas. Sveikinu Žaibo Kirtį, kad pagaliau jie gavo medalį ir galbūt nebus tokie pikti už praeitus metus.